Labadiena, sveiki visi belaukiantys BioSil Baltijos moterų krepšinio lygos finalo ketverto. Kartu su mumis lygos vadovai, be kurių šios šventės nebūtų tokios, kokia jį bus, BioSil Baltijos lygos prezidentas Arvydas Klovas. Sveiki, prezidentė. Sveiki. Ir BioSil Baltijos lygos direktorius Alvydas Jocys. Sveiki, direktoriu. Sveiki. Apie pradedantį BioSil Baltijos lygos finalo ketvertą bendrai paprašysime pasidalinti lygos direktorius, ko tikėtis, ko laukti žiūrovams ir renginio svečiams. Sveiki dar kartelį visi, ko lauktis, ko tikėtis, tai aišku, tų pačių aršių kovų, kaip ir Karalienės taurėje Vilniuje, komandos beveik tos pačios, aišku, sulaukėme viešnių iš Rygos, tai yra stipriausia šiuo metu komanda, viena iš stipriausių komandų Europoje, galim taip teikti, pagal jų sezono taurėje, tai labai džiugu, kad mūsų komandos galės prasitestuoti savo lygį, savo esamą situaciją. Aš manau, kad Lietuvos komandos ir treneriai paruošė gerų taktinių gudrybių prieš Rygos komandą, nes matėm sezono eigoje, kad dvejos varžybos Rygoje tiek LCC, tiek Kibirkšties, tiek pačio Neptūno vyko gana atkakliai, ten tik sprendėsi viskas paskutiniuose kėliniuose. Tai aš manau, tikrai žiūrovai nenusivils, išvys gero lygio varžybas, o mes tik paprašysim, kad kuo gausiau susirinktų į Palangos sporto centro areną. Mes tikrai paruošėm, kaip ir Vilniuje, gražią šventę su daug prizų, daug nuotaikingų atrakcijų, tai prašom visi nepasididžiuoti, atvykti, Palangoje geras oras, vanduo nėra įšilęs dar, bet jau tinkamas, kaip sakant, pabraidyti. Ačiū lygos direktoriui. Paprašysime lygos prezidento pasidalinti apie lūkesčius BioSil Baltijos lygos finalo ketvertui ir tai, ką pavyko per šiuos 2 mėnesius lygoje rasti, įžvelgti ir pamatyti. Lūkesčiai, kaip ir visų, aišku, tikimės aršių kovų, lygiaverčių kovų norėtųsi pamatyti. Tikimės, kad komandos ruošiasi, rimtai žiūri į šios finalus. O radom, aš nežinau, sunku dabar pasakyti, ką radom, labai mažai laiko praėjo. Norėtųsi matyti galbūt tą lygą šiek tiek stipresnę sekančiam sezone. Atėjom galbūt sezono vidury ir didelių pokyčių tikrai nepavyko padaryti, gal to ir nesistengiam. Tačiau kitam sezonui tikrai planų yra nemažai. Ačiū lygos prezidentui. Prezidentė, belaukiant BioSil Baltijos lygos finalo ketverto, aš norėčiau grįžti keliomis savaitėmis atgal į Vilnių. Ar ta užkelta kartelė dėl teigiamų krepšinių ir žiniasklaidos bendruomenių atsiliepimų yra papildomas iššūkis šiam finalo ketvertui ar malonumas? Ir iššūkis, ir malonumas. Iš tikrųjų, malonumas vis laikai pasiseka kažkas labai malonu, bet tuo pačiu kartelė, kaip sakot, yra užkelta ir tada norisi padaryti tikrai neprasčiau, galbūt ir geriau. Aišku, laiko mažoko buvo šiam finalo ketvertui pasiruošti, tai šiek tiek iššūkių turėjom, bet manau, kad pavyks puikiai. Gerbiamo direktoriaus paprašysiu pakomentuoti miesto ir arenos pasirinkimą šio sezono Baltijos lygos finalo ketvertui. Na, jau kaip ir turbūt daugelis žino, pasirinkom tokią neutralią areną vien dėl to, kad ši arena yra Palangoje. Palanga netoli Klaipėdos, šiaip kurortas ruošiasi atidarimui, tai norime jau, kaip sakant, komandą supažindinti, kad čia tikrai miestas dar laukia svečių iš viso Pabaltijo. Bet aišku, neslėpsim, kad ir daug ką lėmė finansai, nes norėjom, mintis buvo daryti Švyturio arenai, bet kadangi tikrai šiuo metu tikrai nesame dar pasirengę, kaip ir prezidentas minėjo, po aukštai iškeltos kartelės Jeep arenoje iškart finansiškai patemti 2 tokių finalinių ketvertų. Tai Palanga tikrai atitiko, pakalbėjom su miesto valdžia, sutarėm, kad suteiks visas sąlygas, apžiūrėjom areną, arena tinkama, tikrai yra tinkama tokiam renginiui, vietų truputėlis virš 1000, lokacija gera, žiūrovams parkavimo pilna. Šiaip visos kitos, sakykime, komunikacijos, kas liečia žiniasklaidą ir taip toliau, filmavimo į varžybų yra puikios sąlygos, nes šiuo metu vyksta ir atkrintamosios varžybos nacionaliniai lygoje, tai buvo čia filmuojamos ir žaidžiamos
Mindaugo karaliaus atrankinės varžybos. Tai sakykime, tikrai Palangos arena pasirinkta buvo atsižvelgiant į daugelį aspektų, bet šiaip aš manau, kad reikia tą geografiją kiekvienais metais kažkur daryti, nes buvo minčių ir Kretingoje daryti, netgi, sakykime, kaip sakant, nauja arena atsidarė, bet aišku, man džiugu, kadangi aš pats iš Palangos, kaip sakant, visi organizaciniai rūpesčiai kažkaip biškai suprastėjo. Tiek turbūt. Prezidente, apie lygos potencialą šiek tiek užsiminėte, aš norėčiau dar trumpai, kad pasidalintumėt lūkesčiais ir geografinę viziją, žvelgiant į tikslus ateičiai, kurios šalis galėtų būti kryptingo tikslo siekimas galimai lygos plėtrai. Turim iš tikrųjų daug planų dėl plėtros, bus matyti, kai mums pavyks, tačiau pagrindinė kryptis yra Lenkija. Šiai dienai, kaip žinia, lygoje yra Lietuva ir Latvija. Norėtume pritraukti nors vieną Ukrainos komandą ir be abejo ne vieną norėtume pritraukti Lenkijos, kur būtų logiškas žingsnis tiek kokybinė prasme, tiek geografinė prasme. Tai dirbsim, pagalbos tikimės ne tik čia Lietuvoje, bet taip pat iš FIBOS, kaip tik porą savaičių bėgių važiuosime, skrisime su lygos direktoriumi kartu į FIBA, esam pakviesti. Jaučiam didelį palaikymą, tai tikimės, kad pavyks suburti bent jau 8 stiprias komandas atsinaujinusioje lygoje. Kadangi šį vakarą mano kolegų matau nėra, aš pavaduodamas juos ir prisimindamas per Karalienės tauriai skirtą spaudos konferenciją kelis kartus klaustus nuogastavimus rengti finalą Žalgirio rungtynių dieną, pasiteirausiu, ar nebuvo svarstymo atsisakyti šios konferencijos, nes įvyksta Žalgirio rungtynių Eurolygoje dieną. Čia kam klausimas? Diem. Šį kartą Arinai atsakyti. Tai aš irgi nežinau, kad ten vyksta rungtynės kokios nors, tai pasirodo vyksta ten irgi. Tai, gal nieko tokio, manykim nieko tokio. Žalgiris pripratęs turbūt prie mūsų jau. Tai ačiū lygos prezidentui ir lygos direktoriui, palinkėsime sėkmingo renginio ir sėkmingų darbų. Ačiū. Ačiū.